Ar matot tiltą einantį per upę? Tai būtent tuo tiltu aš ir praėjau ir paskui kelias į viršų, į viršų, į viršų, į viršų. Su šitų keliuku ėjau, tol kol čiok įkyravo. Kokia nerealiai nuostabi vieta. Atrodo pasaka. Ir čia jeigu žengsi žingsnį, bus paskutinis tavo žengtas žingsnis. Ir jeigu žengsi žingsnį štai čia, tai taip pat krisi ir krisi ir krisi ir krisi. Wow. Tarp debesų, kaip matot. O tenai slėniai, upės. Čia kikiravo. Vieta, į kurią, kad patektum čia, reikia nemažai eiti. Žmonės vyksta į Maču Pikčiu, nes yra autobusai, yra traukinys, netoli reikia eiti, bet kad ateitum čia, o tai reikia paėjėti bent 2 dienas kelio po šitus kalnus, aukštyn žemyn, tam, kad pamatytum šitą. San Pedro patirtis, Uočiumos patirtis. Šį rytą 4:30 ryto išgėriau San Pedro kaktusą. Lyjo, iš tiesų visą naktį lyjo. Palapinė buvo permirkusi, lietaus visą naktį lyjo. Apie 6 valandą, pusė 7. Išėjau čionai, kirau. Ir šita vieta, kurioje dabar esu, yra Casa Sacerdotal. Ispanų kalboje, lietuviškai būtų kaip
kunigų namas, šventikų namas. Taip, kad yra ta patalpa, kurioje buvau, ir identiška patalpa štai čia, kur dabar einu. Praleidau nemažai laiko, bent jau kiek čia valandų, net nežinau, tenais, einant tą kryptimi į kalną, į kalnelį. Vieta tarp bedugnių, jeigu būtų galim pavadinti taip, vis dar filmuoja, puiku, baterija yra senkanti. Tai va toje vietoje tenai atlikau įprastas dalykas čia. Andų kalnų kultūroje atlikti tarsi dovaną, ar auką, ar dovaną kalnui arba žemei motinai. Taip, kad atidaviau, padovanojau Čakikiriao kalnui man brangę malą, rudrakšos malą, vat tokį. Ir taip pat manęs paprašė kai kurie žmonės atlikti taip pat auką kalnui nuo vieno žmogaus, tam, kad kalnas, sakykime taip, atleistų tam žmogui. Kaip matot, mano būsena yra kitokia, kaip minėjau, San Pedro, Vačiumos patirtis. Ramybė jaučiama. Rimtis. Ir tuo pačiu metu esu čia, šitame, sakykime, pasaulyje ir lygmenyje, kaip ir fizinėme lygmenyje. Tačiau tuo pačiu metu esu kitose lygmenyse. Praeityje, sakykime, galiu prisiminti, netgi prisimenu šitą vietą, kaip buvo anksčiau.